ir grįždavo vienas. Jeigu žmogus neatvykdavo iškviestas į Holmgangą, jisai būdavo apšaukiamas bailiu, turėdavo tas, kuris atvyko garsiai sušūkti bailys ir tada jau galiodavo ta teisė, kad jisai privalo sumokėti ten ar 3 markės beros sidabro, tuometinis toks buvo matavimo vienetas. Tai yra labai daug. Vėliau laikui kintant, bėgant laikui, tos taisyklės įvairios keitėsi. Ir ne visada būdavo įmanoma rasti salą kažkokią tai ar dar kažkokią tai dalyką, kur galėtų išplaukti dviesi ir grįžti vienas, ir be to visi ir tą gyvybę norėjo išsaugoti. Tai situacija kito ir žmonės pradėjo kurti tokius kaip ringus. Tai būdavo arba akmenų ratas apdedama. Yra aprašymų, kad ant aukojamo jaučio odos kaudavosi arba ant karių apsiaustų. Tik tais detaliausiai tai yra aprašyta Kromax sagoje ir mes pagal ją ir parengėme šį vaizdinį. Tai, kaip matote, yra patiesti 2 apsiaustai ant žemės, kokiais jie būdais buvo pritvirtinti mums nežinoma, tai mes pasirinkom prispausti akmenimis. Ir būdavo kalamos 3 kuoliukų eilės, bet kadangi čia tas žvirgždas tai neina į kalbą, bet mes tiesiog norim pademonstruoti, kaip tai atrodė. Tai būdavo 3 eilės, kur kiekviena per pėdą pločio ir kariai kaudavosi ant apsiausto, toks gaudavosi kaip į sakralią erdvę įžengiantis, kaip į tą mažą salą, kur seniau plaukdavo jų protėviai, dabar jie gali įžengti patys. Ir, reiškia, įžengus į tą salą, tą mažą aikštelę, jie kaudavosi ant to apsiaustų su tikslu, kad jie negali paliesti žemės. Jeigu karys išeina iš apsiaustų ribos, žmonės šaukdavo, kad jis bėga. Jeigu jis peržengdavo antrąją kuoliukų eilę, o šiuo atveju ietę, tai jau būdavo skaitoma, kad jis pabėgo. Ir jisai būdavo tas pats kaip pralaimėjus, jis turėdavo mokėti tą užmokestį. Šiaip tos Holmgangus pradėjo kai kurie žmonės iš to verstis ir narsesni vikingai, kurie geriau įvaldė kalaviją, tiesiog keliaudavo per turtingus žmonės ir dėl menkiausių pretekstų sukeldavo ginčus ir juos kviesdavo į Holmgangą, tikėdamiesi iš to pasipelnyti. Holmgangas galutinai buvo uždraustas 2006 metais, jau krikščionybė įsigalint pas skandinavus. Taigi, šiuo atveju jūs matote 2 kovotojus, kurie yra tarkim, susiginčyje žmonės iš vakaro ir matome kampuose stovinčius jų kovos stebėtojus, teisėjus. Kovotojai, kurie yra atėję dabar pasiruošę kovą, jie matote, turit po 3 skydus. Tai vienas dar iš įdomumų to Holmgango kovos, kad yra kiekvienas turi po 3 skydus, čia pagal Kromax sagą, jeigu vertinant, ir laimi dar tas, kuris turi daugiausia skydų pasibaigus kovai. Taigi, Holmgangą galima laimėti 3 būdais galima išspręsti. Tai jeigu pas tave lieka daugiausia skydų, arba bent vienas skydas, jeigu sudaužai priešininko skydus, jeigu priešininką nukauni arba pralieji pirmą kraują, ir jeigu priešininkas pabėga, neatvyksta arba panašiai kažkaip išsisuka nuo kovos. Taigi tokie 3 būdai. Kaunamasi būdavo smūgiuojant paeiliui, čia vėliausias Holmgango variantas, kada stengiamasi maksimaliai suteikti šansų išgyventi vienam iš dalyvių. Tai yra tas, kuris buvo iššauktas į dvikovą, jisai turi pirmas teisę suduoti smūgį. Gavęs smūgį karys suduoda atgal smūgį. Tai yra negalima veltis į kovą smūgiuojant daug smūgių paeiliui. Smūgis po smūgio seka. Skydai, jeigu lūžta, tai tada keičiami yra ir taip iki paskutinio skydo. Skydai vikinginio periodo buvo gana ploni, todėl nieko stebėtino, kad jie taip galėdavo sulūžti. Na ir kągi, dabar kovotojai, matome, yra pasiruošę, moteris galdos jiems atsigert prieš kovą paskutinį kartą. Ir jie, tarkime, išvyksta į tą mažą salą, atlieka tą Holmgangą, žengia į erdvę, iš kurios turėtų grįžti vienas su pergalė, o kitas arba negrįžti, arba būti pralaimėjęs. Ir kągi, kovotojai žengia į ratą ir ta kovos specifika ir yra tame, kad jie turi
stengtis sužaloti priešininko kuo daugiau skydų, atlikdami paeiliui smūgį. Jau sulūžo. Kaip matote, vienas iš dvikovos baigimo galimų būdų ir sulaužyti skydai ir pabėgimas. Šiuo metu dabar jums parodysime šiek tiek, kad susidarytumėt bendrą vaizdą, kaip tai galėjo atrodyti tai grupinė kova, kai kaunasi